Aš manau, kad mes nesugriuvom, mes parodom, kad mes turim charakterį, turim kiaušinius. Nejaučiu nei jokio streso, nei jokios baimės, susitikinęs, kad kai būsim pilnos sudėties, tos rungtynės bus visiškai kitokios. Nu, bet nepyk, ta nesportinė Karaliaus Mindaugo taurė, tai lempa visiškai buvo. Ten sezono pradžia, nebuvom susižaidę, bet antras važiavom, žinojom, kas bus, žinojom, kas laukia ir jie viską tą patį darė ir tiesiog striuškina mus. Kokia komanda tau prie širdies būtų, kad va, taip pašarai į Fenerį, na? Aš tai nežinau, aš nemėgstu labai čia garsiai kalbėti, tai laikas parodys, ten mačiau kitos komandos labai daug reiškiasi, tai tegul reiškiasi ir tiek. Nežinau, man nerūpi, ką kalba. Aš manau, man reikia žaisti geriau ir žaidimas mano pats kalbės. Kur tu iki šios dienos jautėsi geriausiai? Kur blogiausiai, nereikia sakyti, visi žinom atsakymą, bet kur geriausiai? Nu tiesiog, aš nežinau, čia absurdiškiausias sprendimas, kokį tai galima buvo padaryti, nes žmogus turėjo tapti frančizės veidu. Sveiki, Vuls podcastas ir šį kartą jisai yra ne su treneriais, o su žaidėjais ir dviem gerais bičiuliais, kiek žinau, Marek Blaževič ir Daniel Baslyk. Sveiki, vyrai. Sveiki, labai malonu. Ačiū. Sveiki, gerai. Labai smagu, kad radot laiko ir turėsim galimybę jūsų paklausinėti ne tik tai apie Vuls komandą, bet ir apie jūs pačius, apskritai apie krepšinį. Bet pirmas klausimas yra apie jūsų laisvalaikį. Ar daug jo turite, kur jį leidžiate be krepšinio? Ką dar veikiate? Pradėk, Dan. Tai visų pirma, neseniai nusipirkau šunį. O! Tai čia jau papildoma labai veikla atsirado, laisvo laiko nėra, bet šiaip pas mus dažniausiai viena treniruotė būna dienoj, tai ryte atsikeli pusryčiai, išsivedi šunį, kažkiek pabūni namuose, nuvažiuoji treniruotę, grįžti vėl su šuniu, vakarienė, šiek tiek kartais kompiuteriniai žaidimai ir krepšinis laisvalaikiu pasižiūrėti kartais ir tiek. Kokia veislė? Kiek mokėjai? Basendžis, kiek mokėjau, nesakysim. Bet basendžio veislė. Kodėl ta šuo? Taip. Aš nežinau, šiaip visų pirma norėjau stafukai, tie yra amerikiečių, tą norėjau, bet toks gyvenimo būdas, kad bute tenka gyventi, tai nenorėjęs šuns kankint. Tada norėjusi korgio, bet irgi šiek tiek ligotė tokia yra, tai galiausiai pasirinkom basendžį, kuris yra visų pirma hipoalerginis, visų antra, jisai neturi balso stygų, tai jis negali lot, tai tas labai gal gerai praverčia bute, nes paliekant jį, kad nelotų ir kai kaimynam nekeltų kokių nesklandumų. Ir ką žinau, labai patiko, pamatėm pirmą dieną nuotrauką, antrą dieną paskambinam, trečią dieną nuvažiavom, pasiėmėm ir čia toks labai greitas sprendimas buvo su draugė priėmėm ir labai džiaugiuosi, labai faina, nauja gyvybė namuose, tai labai smagu. Koks vardas? Kola. Kola? Kola, ja. Kaip Coca-Cola. Nežinau, prilipo. Graži istorija, Marekai, ir ne? Labai gražiai. Tai gavo palaikymą iš visos komandos. Šunį. Visiems parodžio dar prieš tai, ar verta perkti, visi sakė. Bet pas Marekas buvo pirmas, kur sakė, bet dar nebuvo aplankęs. Tai... Sakau, iškart važiuok, pirk. Bet dar nepakvietė į svečius. Aš nepakviečiu, mano durys visada atviros, žinai. Dar manęs į svečius nepakvietė. Kalbant apie mano laisvalaikį, tai jo dabar tikrai padaugėjo, ypač Europos tauriai sustojus, mažiau rungtynių, tai šiek tiek daugiau laisvo laiko, aišku, ir dabar buvau traumuotas, tai buvo toks kitoks galbūt sportas, gyvenimo tas būdas, šiek tiek reikėjo prisižiūrėti, panašiai. Bet po treniruočių tai tikrai yra to laiko, yra laiko ir savo, yra laiko, kaip ir Danielis sakė, žaidžiam kompiuterinius žaidimus, kartais žaidžiam CESą, yra laiko ir su draugais susitikti, kažką paveikti, kažką susiplanuoti, tai tikrai skustis negaliu tuom, oras gerėja kasdien, tai smagu, faina, norisi išeiti į lauką, kažką paveikti, prasiblaškyti, kad ne tik būtų krepšinis ir ne tik būtų sportas galvoje. Ja, dabar kai šunį dar įsigijau, tai daugiau atrandu miškų, vaikščiojimų takų, prasieiti su jais. Nes prieš tai tiesiog būdavo, kažkur prasieini, kur žinai, bet dabar tokias jau naujas vietas atrandam, tai visai smagu. Žaidžiat kompiuterinius žaidimus, neslėpsiu ir man šitas amatas yra labai įdomus, CS, gal ir su Maneku online, kur palupat, ar ne? Ar čia ne tas jums lygis Maneko? Ne, Manekas nežinau, ar CS žaidžia. Redemption, man atrodo. Redemption, kitus mes kompiuterinius labiau žaidžiame, įspėjau žaidžia labiau PlayStation'ą. Tai mes gan seniai
Seniai nuo mokyklos laikų žaidžiam. Reikės gal irgi streamo kokį gal. Gal streamo nereikia. Gal tiek to. Bet jums patogu žaisti su klaviatūra? Jo, toks gal įprotis yra vis tiek nuo mažens. Tas kompiuteris buvo namuose, prie kompiuterio leisdavo. Pripratęs to ant to joystiko, taip ir aš asmeniškai bent jau nepersirantavau. Aš turėjau PlayStationą, žaidžiau 2K labai daug, 4 kokius metus. Dalyvaudavau ten turnyriuose įvairiausiuose, tai visai neblogai sekės, bet po to, kai 5 išėjo PlayStation'as, tai sprendžiau kažkaip nepirk pradžiai ir po to labai... Ir ilgai jo laukti reikėjo, šiaip... Jo, ir po metų nusipirkau ir labai jau buvo visų pirma ta žaidimo tas, kaip čia pasakyti, nelygis, bet kitas žaidimas visai gavosi, tas tikėjai visai kitokie metimai, valdymas tas pats kitas buvo šiek tiek, tai... Pastebėjau, kad biškiai atsilieku, tai kažkaip neliko per daug įdomumo. Ir tada kažkaip su Mariku pradėjom žaisti ir nuo to laiko kažkaip. Kartais įsijungiu PlayStation, FIFA kokį pažaidžiu, Call of Duty, bet labiau kompiuterinis žaidimas. Biškiai gaming setupą tokį susidėjau nuo sezono pradžios, kad patogiau būtų sėdėti žaisti, tai visai patogu, ką žinau. Jėga. Apie sezoną. Kaip vertinate, nes iš tikrųjų tai kiek tenka stebėti ir klubą iš vidaus matyti labiau ir iš išorės, tai tokios didelės bangos. Pradžioj abejonės, paskiau wow efektas čionais trūksta ten iki patekimo gal į ketvirtfinalį labai, labai nedaug. Tada vėl pralaimėjimų serija. Kaip jūs, kaip žaidėjai esantis klubo viduje, apie tą atkarpą nuo sezono pradžios iki dabar. Ką galvojate, ką išgyvenate? Nežinau, manau, normalu yra. Vis tiek... Neatrodo per dideli tie bangavimai? Galbūt šiek tiek per dideli, bet žaidžiam Lietuvoje, tas medija esam įdomus klubas, žmonėm patinka tai kalbėti, manau, tas irgi dasideda, bet manau, normalu, kiekvienas komandos turi tos pakilimus ir nukritimus, pas mus irgi situacija su traumom viena. Sezonas yra ilgas, manau, nėra nei dėl ko čia stresuoti, yra tokia dabar situacija, tiesiog reikia visiems grįžti atgal į ritmą ir vis tiek galutinis rezultatas bus, žmonės prisimins, kaip pasirodysim atkrintamosiuose LKL ir visi prisimins, kaip tuo pasibaigsim, kokią vietą užimsim ir niekas neprisimins to viso sezono, visų tų duobių. Aš tai nežinau, aš buvęs įvairiose situacijose, tai tas sezono pradžia galbūt laiko reikėjo ir treneriui suprast mums suprast treneriui, galbūt tas irgi prisidėjo, nes atėjo ir naujų žmonių, kitokios rolės, bet šiaip viskas gerai, aš nežinau, aš manau, kad mes nesugriuvom, mes parodėm, kad mes turim charakterį, turim kiaušinius, gerai žaidėm, turėjom tikrai gerų atkarpų, kur parodėm, kad prieš geras komandas gerai galim žaisti krepšinį ir, kaip minėjo Marikas, tai dabar tiesiog tokia situacija antrai pusė susiklostė su traumom, kur vienu metu ten 3-4-5 žaidėjai iškrito, tai čia nedėkinga situacija yra, bet aš manau, kad komandos draugai puikiai tvarkosi su situacija dabartinė ir iščiukus skaičiuosim vasarą, ne pavasarą, bet vasarą. Tai tiek. Žinote, praėjusiais metais kalbėjau sezono pabaigoje su Rimantu Kaukienu ir jis vieną kaip esminių dalykų akcentavo, bet ruošiantis šitam sezonui, kuris jau antroje dalyje, tai bandysim padaryti viską, kad išvengtumėm tų traumų, bet man kažkaip atrodo, kad tų traumų dar daugiau negu buvo praėjusį sezoną ir aš vis klausiu ir ten trenerio, ir fizio galbūt, ir klubo atstovų, kaip išvengti tų traumų. Ir pagalvojau, niekad nesu klausęs krepšininko jokimis, kaip jisai mato tą situaciją, kad ją suvaldyti. Gal iš tikrųjų, gal yra, nors sakot, viena treniruotė tik per dieną, bet gal yra per dideli krūviai. Galbūt verta ir į krepšininką įsiklausyti, kad ar čia neįmanoma nieko padaryti, jau kaip lemta, taip lemta ir taip toliau. Šiaip tos traumos, tai aš nemanau, kad mūsų komandai tos gautos traumos buvo tokios, kur galima būtų jas išvengti, nes mano trauma tai gavosi taip, kad iš anksčiau kažkiek buvo tas ir toks dalykas buvo, kad reikėjo būtinai operuoti, nes galėjo vėl pasikartoti. Mato traumą, tai irgi žmogus tiesiog stovėjo ir jam nukrito į tą patį kelią, abiejus kelius, tai irgi neišvengsi tokios situacijos. Ir Mareko situacija irgi paslydo žmogus, tai
Čia tokios buvo traumas, kur nebuvo, kur čiurnos pasukimai, kol galbūt gali sutvirtinti ant čiurną, pratimus daryti, o čia tokios traumos buvo, kur nemanau, kad kažkas kitas iš viso galėtų išvengti tokius traumus. Manau, čia dar visai pasisekė, kad tokios lengvesnės yra tos traumos. Mes šitą pokalbį esam turėję ir su fizinio rengimo treneriu Laimiu. Vienu metu, kai buvo ten daug mūsų, labai daug mūsų buvo, to ištanginiai, buvo aš, Vaidas, Matas, Danis ir irgi kalbėjom apie tas traumas, tai jis irgi sakė, yra tos traumos, kurių tu negali tiesiog išvengti, kažkas pastumė, kažkas užkrito, tu to neišvengsi, tu gali kontroliuoti galbūt kokį dvigalvio patempimą, jį pastiprinti, kad išvengti keturgalvio ten patempimą, bet tos kontaktinės, paslydimus, užkritimus, nesuteipuosi dviejų kelių einant į varžybas, kaip tu žaisi. Tai tiesiog yra kaip yra, čia yra žaidimo dalis, mūsų darbo dalis ir nieko nepadarysi. Įdomu. Kalbamės po rungtynių su Vilniaus Rytu ir irgi teko daug matyti ir girdėti tokių, čia iš karto bus ten sutriuškinimas ir taip toliau pagal tą ir traumas, pagal nuotaikas komandoje ir taip toliau. Tai neklausiu tų žmonių nuomonės, klausiu jūsų, o kaip jūs patys jaučiatės? Ar esate tame dar, emocinėme lygyje, kovinėme lygyje su tom top 2 komandom Žalgiriu ir Vilniaus Rytu šiai akimirkai? Nes bendra opinija, tarkim, ta nuomonė, kad esat pasėdę ir kad nesat tame lygyje. Reikia pilnos sudėties ir viskas. Su Ryto paskutinės 2 rungtynės nežaidėm pilnos sudėties, jeigu atsimename, Andrius praleido 2 rungtynės, nežinau, ar Vaidas žaidė 2 rungtynių, kiek pamenu, ten žaidėm 8-9 žaidėjų rotacijai, šiose rungtynėse mano asmeniniai 1 rungtynės po traumos, po 5 savaičių nežaidimo, tai tikrai daug pagalbos negalėjau duoti komandai, trūksta Jogio, trūksta Danio, vis tiek trūksta tų kūnų. 1 rungtynės prieš Rytą žaidėm be Antony Kauno irgi. Kalbant apie varžybas su Žalgiriu, tai irgi 1 žaidėm kaip pilnos sudėties, laimėjom tas rungtynės, 2, kiek pamenu, tai buvo tarp rungtynių, tarp Europos taurės, kai mūsų akcentas buvo šiek tiek kitur, tai nenoriu nieko sakyti, ar kad čia skambėtų, kad kažkokie pasiteisinimai, bet aš asmeniškai nejaučiu nei jokio streso, nei jokios baimės, susitikinęs, kad kai būsim pilnos sudėties, tos rungtynės bus visiškai kitokios. Marekai, noriu paklausti apie tavo sezoną. Pradžiai, kai buvo pats pirmas pokalbis su jumis, vienais pirmų ir kalbėjome sezono pradžioje, tai buvo toks laukimas, laukiam, tikimės, tu atvykai iš Ispanijos į čionai. Kaip tu pats jautiesi asmeniškai? Džiaugiesi tuo, ką demonstruoji, tarkim, LKL, Europos taurėje, o tavęs, Danieli, paskui paprašysiu tavo akimis įvertinti Mareko žaidimą, nes tu kaip bičiulis irgi turbūt, linki jam tik tai geriausio ir gal reikalauji dar daugiau, nei jisai demonstruoja. Tai užtruko gal man įsivažiuoti iš tikro. Tikėjausi, kad bus ta transformacija iš ispaniško gal krepšinio iš Ispanijos į Lietuvą greitesnė, lengvesnė, bet nieko nepadarysi. Padėjo ir asistentai, ir komandos draugai man įsivažiuoti, tai džiaugiuosi ir esu dėkingas jiem už tai. Manau, tiesiog man norisi to stabilumo, kad nebūtų to tokio viršų į apačią, 1 geresnės, 2 geresnės rungtynės, tada 1 prastesnės, norisi to stabilumo, užtikrintumo ir čia būtų gal tokia kritika man pačiam. O aš tai, nežinau, aš Mareką pažįstu daug metų, tai aš žinau, ką jisai gali duoti ir sezono pradžiai gal tiesiog matėsi tas jo atėjimas į kitą stilių, galbūt į tą kitą lygą šiek tiek kitoks žaidimas ir jam reikėjo to pristaikyti, bet aš mačiau, kaip jis atrodė treniruotės, aš mačiau, kaip jisai dirbo ir aš, nežinau, palaikiau visada ir sakiau, kad viskas gerai bus ir jisai iš treniruotės viską permetė į rungtynės ir aš manau, kad jisai vienas turbūt tokių stabiliausių žmonių buvo po mūsų ten tos nesėkmingos galbūt atkrapos pirmojo sezono pusėje, vėliau tikrai jisai vienas iš lyderių buvo ir manau kitom komandom yra sunku Mareką stabdyti, nes jis yra gan greitas, stiprus žmogus, gerai rolina, viską gali padaryti ir buvo labai gaila, kad gavo tą traumą. Nes ta žaidimo kreivė buvo tikrai viršų labai pakilus, bet aš manau, dar iki play-offų tikrai atsigaus ir mačiau, kaip dirbam kartu štanginiai, tai grįž dar stipresnis ir ant sezono gale pademonstruos tą geriausią savo šito sezono žaidimą ir viskas bus gerai.
Pats Danielį irgi minėjai, kad šitas sezonas tai neabejotinai karjeros, yra toksai didelis iššūkis ir tau Šiauliuose buvo labai sėkmingas sezonas atei čia. Kaip tu pats vertini, nepabijo galbūt ir paatvirauti, ar pakankamai tų šansų gauni pasireikšti ir parodyti, nes aš pažiūrėjau net ir Europos taurėje tavo statistiką. Tai gerai, 4 minutės 5 naudingumo balai, tai jeigu pradėsim skaičiuoti minutinį naudingumą, tai ne, aš asmeniškai, galbūt ir norėtis tų šansų daugiau dar kažko, bet aš puikiai suprantu, kad mes turim 12 tų komandų žaidėjų ir jeigu mes imtume netgi tą pavyzdį, kad gavus traumom, aš būčiau irgi dabar žaidęs, tai tiesiog taip sukrito, kad ir aš gavau traumą, tai aš neturiu ką kaltinti, aš su kiekvieną dieną einu dirbti, stengiuosi padėti galbūt ne kiek aikšteliai tada, bet tiek ant suolo, tiek emociškai, tiek fiziškai tuo labiau padėti komandai išlaikyti tą fiziškumą treniruotėse, kad visi būtų pasiruošę ir mano sezono šitas, šiek tiek nuvilintis dėl to, nes ta trauma, bet aš niekada neliūdžiu dėl to, kas atsitiko, nes šito dalyko negalėjau pakeisti ir aš manau, man tai tik tais į gerą padės ir tas 2-3 tie mėnesiai, kurios dabar reabilituojas, dirbu su fizinio treneriu, su kineziterapeutais, tai man labai padės ateityje, nes ir šiek tiek kitaip pradedu žiūrėti į pačią galbūt darbo etiką, galbūt kurios pratimus reikėtų atlikti prieš treniruotę, ką po treniruotės reikėtų atlikti, labiau tai akcentuoti, kad išlikti labiau sveikam ir manau per tos 2-3 mėnesius man labai padėjo psichologiškai sustiprėti, nes neslėpsiu, gan sunkus laikotarpis buvo, bet turėjau draugų šalia, Marekas visada padėdavo, kiti visada palaikydavo, tai aš kažkaip nežinau, tas sezonas toks dviejopi jausmai, atrodo norėtųsi visur labiau padėti, kur atrodo komanda pralaimėtų, gal galėtum kažką padėti, bet čia yra trenerio sprendimai, aš trenerio sprendimų niekada neapkalbinėsiu, nes čia jo darbas yra, jisai daro kaip galvoja geriausiai ir jisai nori tiesiog mums padėti, tai aš tiesiog, dirbsiu, lauksiu, galbūt bus tas šansas, galbūt bus progos, gal ir nebus tų progų, bet reikia visada tiesiog būti pasiruošusiam ir jeigu tavęs reikės, atiduoti visą save. Marekai, buvo įdomu stebėti sezono pradžioje. Tikrai, ar čia buvo tos paieškos, ar ką, ir aš sutinku su tų žmonių nuomonė, irgi taip pat galvodavau, tavyje buvo labai daug emocijų. Tu man apskritai atrodo, esi šiaip podcast'e, tu dabar labai ramiai sėdi, labai taip tvarkingai, atsakinėjai, balsas pastatytas, gražiai kaip diktorius, bak, bet aikštelėje tu man esi, ir man labai patinka tokie žaidėjai, emocingas, ir dažnai tavo emocijos nukrypdavo į teisėjų priimamus sprendimus ir taip toliau. Atrodytų sezono eigoje, man pasirodė, kad tu su tuo dirbai ir stengiaisi, kiek gali, tarkim, nekreipti į tai dėmesio. Bet nepyk, ta nesportinė karaliaus Mindaugo taurė, tai lempa visiška buvo. Yra kaip yra, tai vis tiek treneris tą akcentavo nuo sezono pradžios, kad vyrai nekalbam su teisėjais, tai tas irgi padėdavo treneris. Aš biškiek nesu jam proto dar. Komandos draugai ir šiaip draugai irgi, pastoviai tą sako, tai stengiasi valdyti tas emocijas, nukreipti kažkur kitur, kad nepamest galvos ir mažai žingsnelis į priekį. Bet geriau žaisti su emocijom negu be emocijų. Tai čia yra svarbiausias dalykas, kad turi žaidime būti aistra. Kad ir kur jinai nukreipta, bet tu su to dirbsi, bet vis tiek svarbu turėti aistrą aikštelį, nes jeigu tu be aistro žaisi, tai niekas nesigaus. Taip, ir aistruoliam labai svarbu. Netgi, kitą kartą ir sakytum, kad Marekas, tarkim, žiūrint, aš tikrai visas turbūt sezono rungtynės žiūrėjau Vuls, tai man tos aistros, tarkim, Trešonas dar kartais būna tokį kažkokį parodo truputėlį, ten kažką ar nušauna ar kažką, tai bet tas pats Kovenas, Andriusas, tarkim, man ta emocija ir kai žaidėjas parodo tą emociją, tai net ir aistruoliui yra lengviau tada kažkaip pykti ant kažko, nušilti, tai aš sutinku, Danielis, su tavim visiškai, kad emocija sporte yra geras dalykas. Dar pagalvojau apie Marekai šiuolaikinį krepšinį modelį, kad aukštaūgiam labai sudėtinga. Ir noriu tavęs paklausti, kokioj taktikoje, kokioj schemoj tu jaustumės geriausiai? Nes, tarkim,
neįginu tavęs nei ką, gal ir net reikalavimai mano asmeniškai tau yra dideli keliami ir aš te palaikau ir noriu dar daugiau Lietuvos rinktinės noriu, bet šiaip moku ir atsiriboti ir galvoju, dabar laksto Kovenas, laksto Andriusas, laksto kiti žaidėjai, nu tai kaip tam Marekui padaryti daugiau tų taškų, jeigu kamuolys net iki jo neprieina. Ir aš ne kvestionuoju ten žaidimo taktikas, aš noriu tavęs paklausti, kad gal net ir būtų galima tave išgirsti. O kokiame žaidime tu pats gerai jautiesi, pilnas ritme, pilnas žaidime, kada tu jautiesi kaip žuvis vandenį? Tai nežinau, prieš traumą jaučiausi jau taip. Man tikrai patiko tas mūsų žaidimo stilius, jau komandos draugai ir mane jautė ir atsirasdavo visokiausių situacijų žaidžiant nugarą į krepšį, irgi treneris nebuvo didelis mėgėjas to, kad 5 numeris žaistų nugarą sezono pradžioje, bet vis tiek mes susipažįstam, eina laikas, jis pamato, kad aš tą galiu daryti. Tai viena, antra situacija tokia, 2-2 situacija su mūsų mažiukais, jau man atrodo su Antoniu mes labai gerai viens kitą jausdavom. Tos visos situacijos, kažkokie atkovoti kamuoliai, aišku, tiesiog dabar norisi eiti žaisti ir padėti komandai laimėti. Tai čia yra prioritetas numeris 1. Ir tu kartais turi vis tiek prisitaikyti, ko reikia komandai. Tai visose mano komandose, kuriuose žaidžiau, tas mano žaidimas kažkiek buvo vis tiek skirtingas. Negalėčiau pasakyti, kad kiekvienoje komandoje žaidžiu vienodai. Taip yra aspektai, kur darau tokius pačius, ten tarkim tas pats rolas po krepšiu ir užsimt poziciją prieš didelį, tai yra mano stiprybė ir tai dariau visose komandose, bet tie visi kiti dalykai šiek tiek vis tiek keičiasi. Adaptuojas prie komandos draugų, adaptuojas prie trenerio, adaptuojas prie tos sistemos ir manau, tai yra visiškai normalu. Pasižiūrėjau, Europos taurėje nepadarei tokio metimo. Noriu tikėti, kad gal LKL padarei tokį metimą, jeigu ne, Danielį, reikės ir tavo dabar pagalbos to spaudimo, nes, kaip suprantu, duodi Marekui spaudimo, tai Europos tauriai neišmetei nei vieno tritaškio. Bet aš pats esu matęs filmuotą medžiagą, kai tu meti ir pataikai tuos tritaškius, tai norėjau tavęs paklausti, ar tai yra išbrauktas elementas iš tavo žaidimo stiliaus, ar tu vis dėlto, norėtum švystelėt. Ar kai rungtynės ateina ir to metimo jau kaina būna tokia, kad tiesiog tu gal ir norėtum ir gal kiti, bet renkiesi opciją patikimesnė. Bet manau, čia yra kaip ir tu sakėjai, yra Andrius aikštelė, yra Antony Kaunas aikštelė. Aš galiu pastatyti užtvarą ir gauti laisvą metimą iš po krepšio vietoj to, kad mes tritaškį. Manau, kamuolių neturime. Juokas juokais, bet manau vis tiek, tu nori laimėti. Nori laimėti ir tu nori viską daryti, kad laimėti ir nori viską daryti, kad likti aikštelį ir nedaryti tokių gal tuo metu netinkamų sprendimų. Tai kol kas nejaučiau tokio tinkamo sprendimo, kad švistel tritaškį. Mes jaučiu dar net neturėjom tokio ramaus graus, ne vieną, kur galėtum taip. Irgi gali būti. Buvo gal planas prieš Mažeikius, bet reikia ir taip toliau. Kalbant apie Europos taurės sezoną, ką galit pasakyti apie tą konkurenciją, apie komandas, galbūt nekalbant apie Vulsus, bet patiko kažkas tai iš varžovų, kažkas įstrigo, aš kažkiek tai nežinau, žiūrėjau Apoelį, Fosterio tą metimą pergalingą, kažkaip iš dalies, pasidžiaugiau, nes tai irgi buvo vis tiek tas varžovas, su kuriuo teko žaisti ir tai tam tikras, man atrodo, ir tavo jėgų įvertinimas, jeigu ten, tarkim, finale žaidžia 2 komandos, iš kurių vieną tu esi ten, tarkim, nugalėjęs, tai yra kažkoks tai įvertinimas ir tau pačiam. Tai kas jums iš Europos taurės patiko iš tų komandų, iš varžovų, galbūt kažkoks žaidėjas paliko gerą įspūdį? Mes abi komandas nugalėjom. Abidvi, taip. O vieną, man atrodo, kad gal, nežinau, ar daugiau kas... Taip. Ulmas. Ulmas? Patiko Ulmas? Nebuvo jokių šansų abiejose rungtynėse. Fiziškumas, net nežinau, net negaliu paaiškinti. Pirmas rungtynės tai galima kažkaip pateisinti, nesitikėjom, ten sezono pradžia, nebuvom susižaidę, bet antras važiavom, žinojom, kas bus, žinojom, kas laukia ir jie viską tą patį darė ir tiesiog sutriuškino mus. Tai. Man gal Hapoelis, bet vien dėl tų pavardžių, gal tiesiog, kad toks asmeniškai gal pirmas toks varžovas buvo, kur ir pirmas rungtynės man buvo, ir pirmas varžovas toks buvo, kur su dideliam pavardėm, didelė piniginė, tai... Ir durė 2 trakus. Ir durė 2 trakus, Beverly vieną įveidą. Tai va, tas biškis strigo, bet šiaip jeigu žaidimo stilių įman, tai man irgi Ulmas, nes mes prie jų neprisitaikėm, apibėgo, apstumdė, apdėliojo, tai
Jie tokia komanda gera buvo, dar Budočinas visai tokia atrodė nieko, bet po to, kai namuose nukratėm jūs, tai atrodo nieko ten nėra tada, tai nežinau. Ulmas ir Hapoelis man asmeniškai. Tai. Ja, sakyčiau, Ulmas ir Bačichiras tikriausiai. Ja, Bačichiras irgi labai sistemiška komanda, visą grajų taip pat žaidžia, tai labai solidų įspūdį irgi paliko. Šiaip apskritai Europos taurės tas lygis ar pakankamas iššūkis ar patinka, nes aš įsivaizduoju, kad vis tiek motivacija yra visai kitokia negu LKL kovoms, ar galbūt aš klystu, nežinau, bet bent jau pagal tą aurą, pagal iškabas, kaip sakyti, viskas Europos taurė, čia grajus visi išeina, čia labai svarbu ir man atrodo ir lygis yra labai, tarkim, Apoelis dabar kaip ir Fosteris sako, nueisim į Eurolygą, tikrai pasitikiu savo komandą. Paryžius nuėjo į Eurolygą irgi kuo puikiausiai atrodė. Ir tą ir noriu klausti, tas Europos taurės, ar labai jau ten žymus skirtumas su Eurolyga? Manau, Europos tauriai šiame turėjom Valenciją, turėjom Hapoelitą, ką mes dar turėjom. Taip pat tai Gran Canaria laimėjo praeitais metais. Nu, jo, bet ne, aš abejoju, ar Gran Canaria galėtų žaisti Eurolygoj. Dar kitas Hapoelis, kur tai gal irgi neblogai žaidė. Kad žydai, abudu klubai žydų, Valencija ir, sakyčiau, Bačichiras galėtų, manau, būti komandos, kurios... Žalba tikrai aukščiau bus. Taip, Bačichiras, sakyčiau, gal sunkiausia iš tų 4 komandų, mano nuomonė, kadangi žaidžia tokį labai ramų krepšinį ir, manau, kažkodėl aš taip galvoju. O tos kitos, pavyzdžiui, Valencija, tai galėtų labai nustebinti visus su savo to organiniu puolimu, neparankiu žaidimo stilium, kur... atakos kartais būna 2-3 sekundės, tik tai būtų kažkas panašaus į Paryžių tikriausiai. Eurolygą ar žiūrite, ar sekate, kiek apskritai laiko yra žiūrėti kitas rungtynes, turnyrus? Aš fantasy žaidžiu Eurolygos. Kaip sekasi? Gerai, mes ten tarp 16 žaidėjų 5 esu. Tarp 16? Pakritai? Su fiziniu, su priziniu fondu, bet buvau 3. Koks prizinis? Aš nežinau, man atrodo, už 5 vietą apie 200 eurų gal. Oho, o kiek čempionai? 700 gal. Jo, mes ten visai neblogai susimetėm. Tai, bet jau čia 2 metus mes čia dalyvaujam, tai seku tą Eurolygą, nes reikia sekto žaidėjus, bet žiūrėti, tai jeigu yra laisvo laiko, visada pasižiūriu, nežinau, Paryžiaus žaidimas patinka, Fenerbahčės, Olimpiakos žaidimas labai imponuoja, labai gražiai žaidžia, labai sistemiškai, tai kirtimai, be driblingų žaidimas labai man patinka ir kokia dar čia komanda simpatiškai žaidžia. Fenerį irgi pasižiūriu, tą sisteminį krepšinį žaidžia. Labai įdomu. Statiška. Marekai, tu žinai, kad, o jeigu nežinai, tai žinok, labai norisi linkėti tau daug gero ir dabar, turiu tokią magišką galimybę ir sakau, tu keliauji į Eurolygos klubą. Gali pats pasirinkti. Bet ką tu pasirinksi? Ar konkurencija didesnė, ar žaidimo laiką garantuota? Kokia komanda tau prie širdies būtų, kad taip pašarai Fenerį, na? Čia bare esantis fanai šaukia Žalgirio irgi vardą, ką? Baskonija. Baskonija? Vis tiek į Ispaniją traukia, tu matai? Jeigu mes... Baskonija? Jeigu kalbam, su ko galėčiau atitinkti, jie turi Donta Hall atletišką, aukštą. Aš nesu toks atletiškas, daugiau fiziškumo duočiau. ACB gera lyga, esu europietis, jie turi limituotą amerikiečių skaičių, tai, visas tas detalės. Tai gerai. Kažkaip tiesiog... Gal to koks Milanas tiktų, Virtusas. Bet jie nelabai turi jaunų žaidėjų, jie renkasi labiau patyrusius. Veteranus. Abudu tie klubai. Nežinau, tiesiog šovė Baskonė, taip, jeigu taip, viena iš pirmų. Apie likusius sezono uždavinius, kas dabar svarbiausia komandai, ar, tarkim, realiai, ar matot klubą finale, visi, jeigu taip dabar paklaustum, tai visi mato Rytą su Žalgiriu finale, absoliučiai, turbūt iš 10-9 pasakytų, bet ar ta ambicija jūsų yra gyva klube, šnekat apie tai, ar nešnekat, ar dabar pirmiausia užduotis yra susirinkti visiems veikiem ir kovoti? Grįžti formą visiems reikia, grįžti, kaip ir sakei, norim, kad būtų sveika pilna sudėtis,
kad mūsų tas žaidimas grįžtų toks, koks jis buvo, kad mes mėgavomės, kad mes viens kitų pasitikėjom, kad ėjom ir kovojom, kad į formą galbūt kai kurie žaidėjai grįžtų ar mes padėtume jiem grįžti, kad nebūtų kitų traumų. Tai va, tokios mažos detalės, manau, čia yra svarbiausias aspektas mūsų. Kažkur kažką pakeisti prieš atkrintamasis, kažkur pasitempti, kažką atkreipdėmėsi, dabar daug kreipiam dėmesį į mūsų gynybą, kad viens kitam daugiau padėtume, kad viens kitų daugiau pasitikėtume ir manau per treniruotes kažkiek tai tikrai geriau sekasi ir matosi kažkoks jau rezultatas, bet čia nėra 1-2 dienų reikalas, čia yra savaičių klausimas, mano nuomonė. Aš tai nežinau, aš nemėgstu labai čia garsiai kalbėti, tai laikas parodys, ten mačiau kitos komandos labai daug reiškėsi, tai tegul reiškėsi ir tiek. Kaip sakė, reikia žaisti savo žaidimą, grįžti į formą, patobulinti dalykus, kurie galbūt pažeidžiami yra mūsų komandai ir tiek. Aš vis tiek esu to mąstymo, kad norint kažką laimėti, reikia gerą atmosferą turėti rūbiniai, gerai sutart. Manau, irgi ties tom dirbam dar iki šiol, tai jeigu mes su savo emocijos tvarkysim ir į atkrintamasis ateisim aukščiausiam taške, tai viskas bus gerai, labai gerai. Apie patį LKL lygį, tau pačiam, Marekai, po pertraukos atvykai ir matai tą čempionatą. Ir iš tikrųjų tų įtampų tikrai netrūksta ten. Vėlgi, tas pats Rytas, kiti klausė ten apie trenerio kaitas, dabar mes kalbame, kai irgi pasirodė pranešimas, kad galbūt ir Žalgiris nėra patenkintas savo vyriausiųjų trenerių ir gali svarstyti. Ta prasme, tų įtampų kiekviena komanda turi ir tai tuo pačiu man labai dažnai pasako apie jų, tokį, kaip sakyti, norą laimėti. Jeigu tu nesi patenkintas, tai LKL'as pastiprėjo per tuos kelis metus, liko tam pačiam lygyje, kaip tu tai matai? Jeigu nematai, tai ir nematai. Tau išvykus irgi buvo neblogam lygyje tas LKL'as. Nebuvo. Manau, sustiprėjęs, sakyčiau, vis tiek daug žaidėjų gan grįžo į užsienį. Aišku, yra lietuvių žaidžiančių labai aukštam lygiai užsienį, bet sakyčiau, gal sustiprėjęs, vis tiek gal trūksta tų komandų kiekio ir tas keturių ratų ta sistema nėra tokia įdomi galbūt, bet komandų lygis, manau, tikrai pakilęs. Kas yra su Lietkabeliu? Kažkoks parkeiksmas, sako, dirbat prie gynybos, bet gal ir kažkokių tai jau kitų ritualų reikia, kažkokį video, klubas gerai dirba socialiniuose tinkluose, kažkokių dūmų paleisti prieš rungtynės, vūdų, kažką sušokti kažkokį ir žiūrit, laimėt ir tada, ką jau žinot vieną to. Nežinau. Čia toks klausimas. No comment. Tas pats Nevėžis yra labai neparanki visiems komanda, tai irgi galėjo visus Aš nežinau, Lietkabelis yra gerai treniruota komanda, jie dabar turi žymiai daugiau laiko pasiruošti tom rungtynėm, kai Eurokapo neliko. Ar jie mums neparankus? Nemanau, kad jie neparankus. Čia galbūt jie prie mūsų labiau turėtų taikytis, negu mes turėtume taikytis, bet tiesiog irgi ten tos situacijos buvo, kur mes sezono pradžiai antras beras rungtynės su jais žaidėm, tai buvom negeriausiai formoj, paskui KMT, aš nežinau, galbūt emociškai komanda buvo šiek tiek palūžus po pusfinalio, o paskutinės rungtynės, kur mes žaidėm, taip pralaimėjom, bet palyginus tą žaidimą, kur mes žaidėm su Lietkabeliu ir prieš tai su Jonava žaidėm ar su kuo? Šiauliai. Su Šiauliais išvyko, tai tas žaidimas buvo visai neblogas, jie pataikė gan daug gerų metimų, sunkių metimų ir jie laimėjo, bet aš nemanau, kad jie yra mums čia nenugalimi ar dar kažkas ir ateis laikas ir nugalėsim, kai reikės labiausiai. Darant šitą podcastą labai džiaugiuosi, kad nei vienas klausimas man nėra parašytas, todėl galiu ir drąsiau kitą kartą paklausti esančių šalia žmonių. Įsivaizduokit, kad aš dabar esu Rimantas Kaukėnas ir nežinau net jūsų kontrakto detalių, bet noriu matyti kitą sezoną Mareką, noriu matyti Danielį. Dėkit autografą, dedat? Aš turiu kontraktą kitiem metam. Tai gerai, tau šitas klausimas negalioja? Man reikia mano agentų. Viename iš interviu, Marekai, esi kalbėjęs, kad svajonė yra laimėti medalį su Lietuvos rinktinė. Ar ta svajonė yra gyva? Tai aišku, manau, čia kiekvieno Lietuvos krepšininko yra svajonė su rinktinė kažką laimėti, bent jau man taip atrodo.
Tai reiškia stebi rinktinės tą visą gyvenimą, žiūri žaidėjus, kurie yra atrenkami, kurie patenka ir analizuoja tą situaciją. Vis tiek viskas matosi, čia yra viskas medijoje. Tie žaidėjai, kurie eina į rinktinę, vis tiek yra pažįstami, su kuriais esi žaidęs kartu, kai kurie galbūt yra tavo draugai, kai kurie yra žaidži vienas prieš kitą, tai vis tiek visus veidus pažįsti. Tai vis tiek įdomu, kas eina, kas žais. Tada žiūri rinktinės, vis tiek palaikai, nori ko geriausia rinktiniai. Džiaugiesi už pergalės, liūdį už pralaimėjimus. Aš girdėjau, kad rinktinės treneriai sako, tarkim, ten, kad Birutis nėra ten, čia jau ta sparnuota tokia frazė, nėra ten prastesnis už ten Valančiūną ar Domantą Sabonį, bet aš galvoju, o kodėl Marekas nėra įtraukiamas į tą pokalbį? Norėtum būti įtraukiamas į tą, nes man netrodo, kad čia yra didelis skirtumas, o gal net kitais atvejais, tai man atrodo, Marekas yra tvirtesnis žmogus po krepšiu. Nežinau, man nerūpi, ką kalba. Aš manau, man reikia žaisti geriau ir žaidimas mano pats kalbės. Ar krepšininkai reaguoja į tą visą tokį vėją gerą, kuris yra užsisukęs šiuo metu, susijusi su rinktine, su trenerių pasisakymais? Tiesiog aš neprašau jūsų įvertinti, bet ar jūs girdite tai, ar skiriate tam dėmesio, ar jums tai įdomu? Aišku. Įdomu? Aišku, pakalbam, Rubinį, čia... Dramas visur įdomu. Įdomu, čia yra mūsų darbo, sakykime, kažkokie įvykiai ir jie yra įdomus ir tu pasidalini su komandos draugais, įdomu, kaip jie galvoja, padiskutuojam ir viskas. Manau, tai yra normalu, manau, ne mes vieni esam. Mes neišgyvenam tų dalykų, bet mes pasikalbam apie juos ir yra, kaip sakė, yra įdomu išgirsti ir kitų. Yra įdomu išgirsti, yra įdomu pajakauti, vis tiek kiekvieną dieną matai tos žmonės savo komandos draugus, tai jau gali iš tikro kalbėti aplamai apie viską. Vuls komanda neseniai pristatė treniruočių bazę, jau mačiau ir socialiniuose tinkluose, kad teko išbandyti ją, kokie įspūdžiai, esat krepšinėje daugybę metų, tai galite ir tiesiog iš profesionalo pusės įvertinti tokią iniciatyvą ir kiek tai realiai gali padėti, ar tai keičia kažkokią tai vidinę komandos būseną. Visų pirma, labai gera turėti savo rūbinę yra, kurioje gali laiką praleisti. Visų antra, labai smagu yra, kad gali bet kada patekti į treniruočių centrą, kurioje yra tiek štanginė, tiek sporto salė, tiek jeigu yra treneriai, gali tau visada padėti ir visos kitos atsistatymo procedūros, kurios yra. Tai tas labai daug prideda, aš manau, tiesiog susitelkti į darbą ir apie nieką negalvoti, nes aš nežinau, ar kažkas turi, Žalgiris, bet ar be Žalgirio kažkas geresnis, kokias sąlygas turi, tai aš abejoju labai stipriai, nes čia yra labai, labai, labai solidus sporto centras, kuris, manau, pravers ir tie rezultatai bus matomi kelių metų bėgyje. Tai tiek. Labai smagu, tikrai faina, kaip ir Danis paminėjo, turėti savo rūbinę. Labai daug kas, dasideda, jautiesi kaip namuose, vis tiek, tokie namai antri, vis tiek tą salę daugiausiai laiko praleidai ir dadeda solidumo ir klubui ir, manau, palengvins ateityje klubui pasirašant žaidėjus, kadangi čia didelis yra pliusas turėti tokią bazę patogioj vietoj, gan naują ir su visais privalumais ten. Marekai, Perlas turbūt, Rytas, Ispanijos komanda, Žalgiris, Vuls. Teisingai, ar ne? Eiliškumas kitoks. Taip, bandžiau prisiminti visas. Kur tu iki šios dienos jautėsi geriausiai? Kur blogiausiai, nereiks sakyti visi žinom atsakymą, bet kur geriausiai? Tai iki traumos čia arba tie keli mėnesiai Žalgirį, kai žaidžiau. Kai žaidžiau Eurolygoje ir buvo mano žaidimo kreivė irgi gera, kol buvo Lavernas traumuotas. Tai vienas iš šitų variantų. Nenoriu išrinkti vienos vietos, kadangi ir ten man buvo labai gerai tuo metu. Žinau, kad apie rinktinę pakalbėjom, bet apie kitą sezoną irgi taip įdomu. Kobanas sako, aš noriu žaisti Eurolygoje, galvoju, kad esu vertas, o ką galvoja Marekas, Blaževič, ar jisai pasiruošęs jau, tarkim, žaisti Eurolygoje? Manau, reikia užtikrinto žingsnio Europos tauriai dabartiniam lygiui ir tada žiūrėsim, viskas priklauso nuo manęs ir nuo mano žaidimo. Ąžuolas Tubelis, Augustas Marčiulionis, aš pats esu Vilnietis, man
pats svarbiausias miestas, žaidėjai čia užaugę patys svarbiausi ir labai labai sekiau jūs visus tris ir taip gavosi, visi išsilakstėt. Ar palaikai ryšį, ar seki, ar įdomu, kaip, tarkim, vertini Augusto tą kelionę NCAA? Ne, tai aišku, vasarą su Augiu susitinkam, teko su Ąžuolu pabūti rezerviniai rinktiniai. Stebiu, kaip sekasi, džiaugiuosi už visus. Įdomu, kaip Augiu viskas dabar seksis, tas visas drafto procesas, tos individualios treniruotės su komandom, kur jo karjerą pakryps, tai tiesiog linkiu ko geriausio, tikiu juo, manau, kad jis gali užsikabinti toj pačioje Amerikoje, tą patį NBA tikrą kontraktą gauti, nes yra puikus žaidėjas, patobulinęs dabar metimą, tai yra iš tikro idealus žaidėjas, tai jo, vasarą pavyksta susimatyti su Augiu, su Deiviu gal šiek tiek mažiau yra to bendravimo, bet jo, stebiu tas rungtynės kartais ar Žalgirio, ar irgi teko žiūrėti, kaip Rytas žaidžia Čempionų lygoje, Augio rungtynės nelabai, tik highlightus pažiūriu, bet jo, smagu, kad jiems visiems gerai sekasi. Į Europą atvyksta ir NBA dar. Pakalbėjom apie Europos taurę, apie Eurolygą ir dabar bus dar NBA Europoje. Kaip jūs į tai reaguojate, į tas kalbas, ką šnekat Rūbinėje? Nežinau detalių. Aš irgi, nežinau. Mačiau, kad bando. Aš mačiau, kad yra antraštės kažkokios, bet aš neskaičiau. Aš galvoju, kad gerai mums bus, nes galbūt algos pakils tada mūsų. Norės komandas daugiau pasirašyti, tai tas bus gerai, bet šiaip vertinant iš tos pusės, aš manau, galbūt geresnė būtų sąjunga, jeigu NBA susijungtų kažkaip su Eurolyga ir padėtų jiems dirbti ties marketingo pusę, uždirbti tos pinigus, kad jie galėtų ir klubams skirti tos pinigus, nes ką mes matom Amerikoje, kokie yra kontraktai, tai yra NBA darbas, yra NBA vadybininko turbūt darbas, tas pritraukti tas rėmėjų sutartis, kurios leidžia paskirsti didesnės algas ir galvoju, kad jeigu tarkim, tas NBA projektas ateitų į Europą, tai galbūt ir nebūtų tai blogai, bet aš nenoriu, kad būtų susiskaldimas kažkoks tarp to krepšinio, nes turime daug komandų ir mes jau dabar turime tą tokį susiskaldimą tarp čempionų lygų, tarp FIBA ir Eurolygos, tai jau tas nėra gerai, nes visos komandos galbūt negali žaisti vienam turnyre, ar ten tą patį Unikacha, kuri, aš manau, galėtų irgi Eurolygui žaisti, bet jie turi sutartis, jie žaidžia čempionų lygoje ir tu nebematysi, tarkim, Fenerbahčę ar ten Olimpiakos žaidžiantį su Unikacha, nes tiesiog tai nėra įmanoma. Ir aš tiesiog norėčiau galbūt kažkokios vienos vienybės, kad mažiau tų būtų atskirtų turnyrų ir jeigu dar dasidėtų čia dabar dar trečias turnyras ir būtų FIBA, Eurolygos ir NBA projektas, tai aš manau, čia būtų negerai. Bet laikas parodys, kaip čia bus. Aš manau, vis tiek Eurolyga liks Eurolygoje, pritrauks naujų komandų. Galbūt FIBA bus kažkiek sunkiau, gal bandys pritraukti kokias komandas iš FIBA, Čempionų lygos ir padaryti ten savo projektą. Arba atsiras iš viso kokių naujų komandų. Laikas parodys. Man trūksta žinių, aš nenoriu komentuoti nesąmonį kokį nors. Bet intriguoja, norėtum, kad kažkas tai tokio, ar tau čia toks svetimkum? Nes man, tarkim, aš tai norėčiau, kad NBA ateitų į Europą, kaip sakė Danielis, ne tik žaidėjam, apskritai krepšinis turbūt sudėtų, nes ten visiškai komercinė ir investicijų ir taip toliau, visai intriguoja. Dėl tos NBA Europos nežinau, bet jeigu, tarkim, Čempionų lyga susitaikytų su Eurolyga, manau, galima būtų pamatyti labai dvi geras lygas, tarkim, Eurolyga ir antrą lygą, kaip dabar yra Europos taurė, kuri yra funkcionuojanti. Ja. Ir būtų, manau, taip įdomiau, neliktų Čempionų lygos, neliktų tos FIBA taurės ir dvi komandas laimi ten finale žaidžiantis su Eurocapo patenka sistemą padarius, manau, būtų labai įdomu ir ta konkurencija būtų pakilusi. Sakai, per mažai žinių turėjo patį geriausią patarimą. O ką tu manai? Aš lygiai taip pat pritariu Mareko mintim, lygiai taip pat galvojau, kad iš Europos taurės ir Čempionų lygos padaryti vieną turnyrą yra labai gerai. Tai, kad jau prakalbom apie NBA, ar sekate, ar turite savo palaikomą komandą? Lakers in 5. Lakers in 5? Marekai, tikrai? Už Lakers eini? Lakerai ir New Yorkas. Aš šiaip... Ir kas? Knicksai. Ir Knicksai. O, čia gerai. Wow.
O tu, Danielį? Aš šiaip Mepsus palaikiau, kol jie Dončičius neištreidino. Bet po to... Kokia tavo buvo reakcija, kai pamatėjai, kad treidinamas į Lakerius? Nu, bepročiai, debilai. Nežinau, kaip čia kitaip dar išvardinti. Nu, tiesiog, aš nežinau, čia absurdiškiausias sprendimas, kokį tai galima buvo padaryti, nes žmogus turėjo tapti franšizės veidu iki jaučiu savo karjeros pabaigos. Kažkas... Alų geria, burgerius valgo po rungtynių. Jisai krato po 45, jisai šiandien įmetė kem 5 taškus Dalasui. Ar jam trukdo, gal jam padeda atsipalaiduoti dar kažkas. Gal čia jo, nežinau, atsipalaidavimo būdas kažkoks yra. Jisai išvedė komandą, tikrai ne per daugiausiai ten turbūt talentingą komandą į finalą NBA vakarų konferencijų, kur yra tikrai stipri vakarų konferencija ir po to sezono, taip, galbūt jam kažkoks irgi, nežinau, formos nuosmukis šiek tiek atėjo, galbūt ir nuovargis tas pats, nes, žaisti ten tų tiek rungtynių ir tu po to ateini, atsisėdi, aha, kaip čia padaryti komandą dar geresnį. Nu, tai ištreidinam Dončičių. Ir nei pikų gavo, nei ką, gavo Anthony Davis. Anthony Davisą gavo. Kuris irgi yra, trauma maišas. Labai geras dedas, labai gerai žaidžia, tikrai vienas... Laimėjo su Lakeriais. Jo. O Dončičius gal niekad. Turbūt prieš porą metų jau čia vienas geriausių centrų tai buvo. Nu, nemanau, kad reikia taip reaguoti, kad Anthony Davisas yra... Niekas. Ne, aš sakau. Jis yra elitinis, vienas geriausias NBA žaidėjų. Jo, bet kiek jam dabar 3-2 kokie, ne? Gal ir daugiau. Gal ir daugiau, bet tai aš kalbu, kad jie pasiema vietoj Dončičiaus, kurio aš dar tikėjau, kad pikas laukia dar būt po poros metų, kai jisai galbūt dar subręs ir į protą ateis, kad būt tą kūną reikia prižiūrėti, bet dabar kai tu iškeiti ir Anthony Davisą gauni ir ten, nežinau, nenoriu sakyti, kad blogų žaidėjus, nes jie geresni už mane galbūt yra, bet vis tiek, ten biški nesąmonė buvo. O kito komanda, kurią palaikau, tai Bostonas būtų. Bostoną palaikau. Bostonas patinka ir Bostonas jaučiu laimės NBA šiais metais vėl. O kuris iš Bostono žaidėjų? Brownas ar Taitumas? Porzingis. Šiaip Derekas White'as patinka. Ką? Bet jeigu įman žaidėjas, tai man Jokičius labiausiai jaučiu imponuoja, kaip jisai žaidžia, arba, nežinau, tas pats LeBronas, visą gyvenimą sekėjo žaidimą, įspūdingai yra, bet... Man šią naktį dar dėliojo, man atrodo. Jo, man Celticai labiau patinka kaip organizacija ir kaip reikia visą situaciją suvaldyti, galbūt kai tu esi jau dugne ir kaip jie po to ten ištreidino Paul Pierce'ą, Keviną Garnettą, Terry į Netsus ir ten apiplėšimą tokį padarė su tais pikais, tai iki šiol jūs tos pikus turit ir turi užsitikrinę tą ateitį galbūt savo kažkokią ir tie draftai tikrai, kurie pasimdavo žaidėjus, būdavo tikrai labai, labai, labai geri, kaip mes matome. Tai man patinka jie šiaip aplamai kaip komanda individualiai, tai aš Jasonas Taitumas, nežinau, man nėra labai imponuojantis žaidėjas, tas pats Brownas nėra labai imponuojantis, tai labiau patinka kaip komanda sudėta yra. Man įdomu apie NBA pakalbėti. Ar matėjai HBO dokumentiką apie Bostono Celtics? Ne, nežiūrėjau. Pasižiūrėk, jeigu tau patinka ta komanda, aš ką pasiėmiau iš to serialo, tai kad fanatikai. Toks Bostonas man vis tiek turi tokio fanatiškumo. Ten visi, kurie šneka, jie tokie tikrai kitokia išskirtinė organizacija. Šiek tiek prakalba ir apie žaidėją. Marikai, koks tau žaidėjas labiausiai imponuoja, tarkim, iš kurio vis tiek NBA gal... Jokičius tikriausiai. Jokičius. Tai aišku, manau, čia yra toks no-brainer. Su tokiu sudėjimu, su tokiom galimybėm, eina, dominuoja, atrodo per daugiausiai pastangų neįdeda, bet ką išdarinėja aikštelį, tai kosmosas ir grįžus į Europą irgi tą patį daro. Europos čempionatas olimpiadoj, tai. Koks antras? Antras geriausias? Ką žinau. Anthony Davisas? Ne. Anthony Davisas, ne. Jokičius, sakyčiau. Marikas pasakė, kad Lakeriai per 5 serijos rungtynės finale laimės prieš ką? Nes, ta prasme, aš manau, Lakeriai nueis iki finalo, tai faktas. Aš nežinau. Iki vakarų, ar ne? Jo, iki vakarų finalo. Ar iki apskritai finalo? Iki vakarų finalo. Iki vakarų finalo. 100% mano nuomonė. Ten gaus nuo Oklahomos? Ne, aš abejoju, aš labiau bijau Denverio.
Jeigu jie susitiks, tas susitikimas su Denveriu, manau. Golden State'as tas pats irgi tokie... Ne, nėra problemų. Šlikštus. Gavo malku. State'as, nei Oklahoma nėra problemų. Oklahoma yra per jauna. Cavsai finale. Ha? Cavsai finale lauks. Kas? Cavsai. Kas? Cavaliers. Tai kas finale ir kas laimi, turit pasakyti. Sunku dabar pasakyti, kaip susidėlios visas tas playoffų breketas, tada galim. Gerai, aš siūlau po 100 eurų, tai palyginus su jūsų šitu, tiesiog pasakom, kas finale ir kas laimi ir kas teisus, tas gauna po 100 eurų iš... O jeigu nieks neteisus? Tai nieks ir niekam nieko, tai greičiausiai ir neatspėsim. Tai Boston in 6. Prieš ką finale? Nesvarbu. Nėra skirtumo. Turi kažką pasakyti, tai vis tiek... Golden State'as prieš Golden State'ą. Bostonas prieš Golden State'ą. Lakeriai 5 prieš... Ten daug pasirinkimų nėra. Milwaukee. Prieš Milwaukee? Okay. Gerai, o aš sakau Oklahoma 4-1 prieš Cavaliers. Neįdomus finalas. Priekaištai kažkokie vedėjai. Pirmaujančios komandos. O čia jau, žinai, gal kažkiek tai nepagarbiai prieš vyresnį jūs čia kalbate. Aš juk nieko nesakiau apie Lakers. Oklahomos fanas, bet mes kalbame apie Aš matau, aš žiūriu sezoną, highlightus labai daug, tai tikiu, kad Oklahoma tikrai gali. Ir baigiant apie NBA, tu pats turėjai tokią ambiciją startuoti naujokų biržoje, patekti į naujokų biržą ir kalbama, kad Kasparas Jakučionis dabar turės galimybę. Ir daug vėl su to yra susijusių kalbų. Bandyt, nebandyt, man labai patiko Gintarės Petronytės nuomonė, kai jinai sako, ką reiškia bandyt, nebandyt. Kitais metais gali to šansą ir nebūti, būtinai reikia bandyti, bet kiti sako, kad nuėjęs tu gali būti užmarinuotas porą metų ir taip toliau. Ką galvoja, seka šitą situaciją, įdomu? Aš manau, aišku, eiti į draftą. Yra daug gerų pavyzdžių, kai paima jauną žaidėją, kuriam gal, tarkim, kūnas nėra paruoštas ar kažkokia yra problema. Tai įmam pavyzdį, tarkim, Antetokumpo arba prancūzas, kuriuo Vašingtonas paėmė, aš neatsipirsiu. Saras, Alex Sar. Ne, Saras. Kolibali. Jo, tas Kolibali. Irgi įspūdingi duomenys, bet tam momentui jis nebuvo pasiruošę žaisti, bet jie dirba ten individualiai, jie turi nuostabius trenerius, mytyba, fizinis pasirengimas, jie ir paruoštą žaidėją. Jeigu jie įima, reiškia, jie teikia, reiškia, jie pasiruošę investuoti laiką, pinigus, pasitikėjimą, tai manau geriau ruoštis jau būnant NBA komandą, nei būnant univerį, mano nuomonė. Aš irgi sutinku, kad turi šansą eini ir viskas, o kaip bus, tai bus, nes jis ten gauna geriausias sąlygas, kurios jau čia yra įmanoma gauti visame pasaulio krepšinio prasme, tai arba tu pasieki tą šansą, arba kažkur kitur tada bandai, nes grįžti visada spės jisai grįžti čia į Europą, manau, bet NBA yra kitas biznis. Ačiū vaikinai už jūsų atvirumą, už tą tokį nuomonės išreiškimą, labai norėjosi tiesiog arčiau jūsų pabūt, ką galvojate, ką matote, kuom kvėpuojate, tai tikrai per šitą nepilną valandėlę papasakojot visai nemažai. Ačiū labai ir pats taip linkiu jums finalo BetSafe LKL čempionate. Ačiū už gerus klausimus. Ačiū už kvietimą. Prenumeruok Wolves kanalą ir visus video žiūrėsi pirmas.